Tai labas vakaras visiems, labas vakaras Asta. Šiandien svečiuose pas mus webinarų maratone Asta Blažinskienė, karjeros konsultantė, lyderystės konsultantė, sertifikuota coachingo specialistė, 11 kastos įkūrėja, mokymų centro labirintas įkūrėja ir tikiu, kad Asta turi dar daugiau rolių, kurias jinai pristatys pati. Ir šiandien kviečiu visus būti labai aktyviais, nes jūsų laukia ypatinga šilta dovana nuo Astos vienam iš webinaro dalyvių. Taigi, nustoju dalinti skaidrėmis. Asta, scena ir eteris tavo. Gerai, ačiū labai, tai labai smagu, aš taip net kažkaip įsijaučiau būti dalyvę, klausytoje, nes visada esu truputėlį ir save pristatinėdama, dažniausiai ir čia kažkiek truputėlį gal ir su šios dienos tema susiję. Ir paskui gal temos dėstymo metu pastebėsite, kuriuo metu tikrai grįšiu prie to momento, bet buvo laikas, kai labai daug save pristatinėjau kaip tokia, turiu priklausomybę mokymuisi. Ir man atrodo, tas mokytis visur ir visada ir pasitaikius progai ir mokytis ir reflektuoti, tai čia tikriausiai neatsiejama mano viena iš tokių savybių apie mane ir šiandien irgi truputėlį apie tai kalbėsiu ir gal net ir bus aišku, iš kur atsirado tas mokymasis ir ką tai reiškia, nes tema, kurią šiandien kalbėsiu, tuo pačiu ir įsijungsiu skaidrės, tai yra leisti savo nežinoti. Tai klausimas toks truputėlį paradoksalu, ne? Lyg ir kalbu apie leidimą savo nežinoti, kur iš kitos pusės, pradėjau nuo to, Ramunė, apie tai, kad labai patinka mokytis. Taigi, mokantis ir mokymosi procese mes dažniausiai mokomės tam, kad žinotume, tam, kad turėtume atsakymus, o atsinešu iš vaikystės, iš savo tiesiog charakterio savybių bruožų, tą priklausomybę mokymuisi ir labai lengvai tam pasiduodu, panašu, kad vis dar priklausomybė gyva, nes taip įsipatoginau šitoj kėdėje klausydama tavęs ir pradėjau iškart minčių galvoti ir apie stovyklą, ir apie kitus momentus tavo paminėtus. Tai bandau dabar tai pereiti jau į savo temą. Tai Aš noriu pasakyti, mesgi turim tokį lietuvių liaudies patarlę. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Kuo daugiau mokomės, tuo labiau sužinome, kiek daug nežinome. Tai abu šitie dalykai kažkaip susiję. Jie tikrai susiję ir klausimas, kiek mes, to sąmoningumo klausimas, o kodėl aš mokausi, ką su tuo darysiu, ir mokausi ir dėl to, kad nežinau, ar mokausi dėl to, kad kaip tik žinau, einu vis gilyn į mišką, kaip tu gražiai pasakei. Tai šiandien apie tai ir tema, kai mes kalbėjome su Sonata apie tai, kokia tema galėčiau kalbėti ir kas tai galėtų būti, kažkaip natūraliai iškilo leidimo savo dar nežinoti ir nežinomybės tema ir kaip minėjau, jinai man labai asmeniška. Ir nėra tai, kad labai asmeniška dėl to, kad labai sunki, bet tiesiog tikriausiai nei sunki, nei labai ten ypatinga, bet tiesiog turiu savo istoriją, ir turiu savo kelią ir santyki su žinojimu ir nežinojimu. Tai šiandien pabandysiu ta kryptimi ir ta tema norėsiu pakviesti kiekvieną iš jūsų patyrinėti, kiek apie savo nuostatas, apie įsitikinimus ir apie savo santykį su žinojimu ir nežinojimu. Ir girdėjau ir truputėlį teko stebėti prieš tai buvusius pranešimus. Tai taip susidariau įspūdį, kad kiekvienas susitikimas jis vis yra kitoks. Ir vienur daugiau buvo tos diskusijos, dialogo, įsitraukimo, praktikos, kai kur mažiau. Tai net nežinau, kaip šiandien bus, bet labai nuoširdžiai kviečiu dalyvauti, aktyviai dalyvauti ir dėl dovanos, paskui paaiškinsiu, dar galėsiu ir daugiau paaiškinti apie pačią dovaną. Ir ne tik, nes tikriausiai, kai yra jūsų įsitraukimas, jūsų komentarai, jūsų
pastebėjimai, klausimai, tai tikriausiai ir man smagiau dirbti, ir jums vertingiau, nes kalbuosi ne pati su savimi, bet kalbuosi tai, kas jums aktualu ir tai, kas jums gali būti įdomu. Tai, na, tą bendrą mūsų darbą šios dienos, taip iki valandos susitikimą ir noriu pradėti nuo tokio gal paprasto mini dialogo, kviesti jūs sureaguoti ir pasikalbėti tokiais keliais paprastais klausimais ir pradėkime tokiu labai paprastuoju būdu. Įsijungiu savo komentarų irgi sritį, kad galėčiau stebėti, nes labai norėčiau iš jūsų išgirsti bent trumpo taip arba ne, arba bent vienos raidelės T arba N į pavyzdžiui, na, vat, mano užduotą klausimą, o kaip jums atrodo, ne? Pažymėkite taip arba ne, kam atrodo, kad šiandien darbuotojai per greitai keičia darbus. Ir, na, įvairių nuomonių yra, bet labai smalsu būtų išgirsti jūsų. Ir jau matau, pradeda kristi, Ernestas sako, taip sutinku, nežinau, vėlgi yra ir taip ir ne, tikrai nenustokit, rašykite, nes manau, kad klausimas ir paprastas, nu, vat, ne per greitai, yra daugiau ir komentarų, bet žiūriu, kad vis tiek judesys yra, gerai, smagu, ačiū. Tai, o jeigu aš užduosiu dar vieną klausimą, o kam atrodo, kad su nauja karta, na, nes tikrai minčių ir temų, ir posakių, ir straipsnių apie tai, kokios yra tos naujos kartos, jų ypatumai, subtilumai, tai kam atrodo, kad su nauja karta organizacijose viskas bus gerai ir jie tikrai yra savo kelią ir jie yra geriausia, kas gali šiuo metu ir šitam pasaulyje būti, o gal yra tie, kurie sako, ne, ir čia nieko gero nebus ir prie nieko gero neprives. Jų nauji ypatumai ir subtilumai, nes tikrai nauja karta skiriasi nuo prieš tai buvusių ir irgi čia matau, kad viskas bus gerai ir daug yra pritariančių ir atsakymai ras kelią, mus keičia požiūrį, sunkiai įsivaizduojama, nes nauja karta tingi dirbti ir irgi yra žinojimas. Yra kas džiaugiasi, Rūta džiaugiasi kitą kartą. Smagu, kad rašot, gerai, ačiū Jums labai. Ir dar vienas klausimas, į kurį irgi labai norėčiau išgirsti Jūsų atsakymą. Trumpa, aišku, taip arba ne. O kam atrodo, kad šiandien ilgalaikės karjeros planai vis dažniau tiesiog nebeveikia. Ir čia man kaip konsultantai, karjeros lyderystės konsultantai yra labai smalsu išgirsti, tai kiek labai to ilgalaikius, trumpalaikius vis dėlto karjeros tikslus, planus mes turėtume dėlioti. Ir čia irgi matau, tikrai neveikia, neveikia, taip pritariu, tikrai taip, daugiau taip pritariančių. Nors Aušinė sako, irgi pritarė, nebeveikia, nebandau išversti taip arba ne. Veikia, tik reikia atitinkamai planuotis, nebeveikia. Oho, kiek daug atsakymų ir ačiū Jums už aktyvumą. Labai smagu, kad taip nuo pradžios iš karto plūsta atsakymai. Ir žiūrėkit, kas vyksta, ką mes ką tik tai padarėm. Ne, čia dar ir toliau, manau, kiekvienam savo, vieniems ilgi, kitiems ilgalaikiai, kitiems trumpalaikiai. Oi, kaip čia man greitai viskas nužygiavo. Gerai, bet žiūrėkit, ką mes ką tik tai padarėm. Aš uždaviau 3, atrodytų labai paprastus klausimus. Na, tiek apie karjeros kelią, tiek apie šiuolaikinę kartą. Ir iš vienos pusės pasakiau, kad paprasti klausimai, bet iš kitos pusės, na, šitais klausimais vyksta įvairiausios ir giliausios diskusijos, tyrimai, analizės, yra įvairiausių nuomonių ir čia galime tikriausiai dienomis, paromis kalbėti šitą temą ir po truputėlį jūs pradedate jau ir diskusijas, nes ne tik taip arba ne, bet yra ir palydintis komentarai. Bet aš gal truputėlį savo temos kontekste noriu atkreipti dėmesį, žiūrėkit, nepaisant to, kad klausimai gal ir lengvi, bet tikrai verti patyrinėjimui ir padiskutavimui, atsakymai pradėjo plaukti labai greitai ir mes labai greit uždarėm klausimą, taip arba ne, nežinau, ne, arba su komentarais. Ir ką tai rodo ir ką tai sako, kad taip veikia mūsų smegenis. Ir nepriklausomai kokį klausimą aš būčiau uždavus, aš labai tikiu, aš labai net nebejoju, kad vieną atsakymą būčiau gavusi. Ne? Mes labai greit, mes turim tą tokią, kai aš sakau, taip veikia mūsų smegenis, mes turime tą žmogišką prigimtį ir reakciją greitai uždarinėti, jeigu yra klausimas ir atsakymas.
Jeigu yra antras klausimas, bus ir antras atsakymas. Ir nepriklausomai nuo to, ką jūs atsakėte, aš čia taip truputėlį pabandžiau juos patyrinėti ir paskaityti, bet iš tikrųjų man svarbus buvo patyrinėti pats procesas, kaip greitai mes gebame atsakinėti ir leidžiame savo surasti atsakymus. Ne? Ir nepriklausomai nuo to, kad nuomonės buvo labai skirtingos. Nenoriu leistis į diskusijas teisingos, neteisingos, kas labiau teisingesnis, kas mažiau, man labiau į patį procesą, kaip greitai mes uždarome ratą. Ne veltui šios dienos mano prezentacijos simbolis yra tas ratas neuždarytas ir mano kvietimas yra pažiūrėti, ar tikrai taip greitai, ne prasminga ir vertinga mums uždarinėti klausimus, bet iš kitos pusės tai yra labai žmogiška. Taip veikia mūsų smegenis, greiti atsakymai tai žinojimo iliuzija. Ką reiškia žinojimo iliuzija? Psichologijoje yra tokia savoka mąstymo trumpinys, kai mūsų smegenis, saugodamas save, saugodamas mūsų energiją, ne, mes labai greitai tai, ko nežinome, arba tai, ko nesuprantame, arba turime atitinkamą istoriją, mes labai greitai pateikiame atsakymą. Ne? Ir mes veikiame, žmogiškai visi labai vienodai. Kodėl? Nes taip ramiau, nes taip saugiau. Yra klausimas, yra atsakymas, ramu. Viskas, saugu, važiuojame toliau, tyrinėkime, gyvenkime toliau, bet šitą klausimą uždarykime. Ne? Ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Yra medicininis tyrimas, kuris ne per seniausiai buvo paskelbtas, gal ir, bent jau aš ne per seniausiai su juo susipažinau, kur nežinau, ar teko girdėti, kad statistiškai, vidutiniškai pacientas gydytojo kabinete arba, nebūtinai kabinete, galbūt kažkokioje ekstremalioje situacijoje, jisai turi 11 sekundžių papasakoti apie situaciją. Kaip jisai jaučiasi, kas vyksta, kodėl jisai yra dabar šitame santykėje su daktaru. 11 sekundžių. 11 sekundžių tam, kad daktaras galėtų pradėti formuoti hipotezę. Ir aš kai sakau, kad galėtų formuoti hipotezę, tai tikriausiai galime daryti prielaidą, arba aš taip to tyrimo pasekoje darau tokią išvadą, 11 sekundžių tam, kad turėti pirminę hipotezę, kurią paskui medikai, daktarai pradeda tikrinti, tyrinėti, jeigu jie turi laiko, nes tikriausiai pirminės pagalbos arba greitosios medikai, tai jie kartais tik tai tiek ir te turi. 11-15 sekundžių, kad galėtų imtis vienokių ar kitokių skubiai veiksmų. Ir tai nėra gydytojų problema, nenoriu pasakyti, kad čia mes kažką turime, kažkokį iššūkį, kažkokią problemą. Taip tiesiog veikia mūsų smegenys. Tokia mūsų veiklos savybė. Mūsų smegenys nuolat ieško greičiausio kelio suprasti tai, kas vyksta čia ir dabar. Kai informacijos yra labai mažai, mes labai greitai mūsų smegenys užpildo tuo, ką jau žinau. Savo istoriją, savo žinojimu, savo patirtimi. Tais atvejais, kai nežinau arba nežinome, mes labai greitai pradedame užpildyti tas spragas, iš to, ką jau žinome, nes kažkokios istorijos ir kažkokios patirties mes vis tiek visada žinome. Ir tie greiti atsakymai todėl ir yra. Tai yra žinojimo iliuzija. Ir tai nėra galimai tai nėra tas galutinis žinojimas, bet žinojimo iliuzija, kuri, šiandien aš ją būtent ir tą iliuziją ir norėčiau truputėlį galbūt taip patyrinėti kartu su jumis, kiek tai mums yra pagalba, kiek tai mums galbūt yra galimybė ir kiek tai mums yra uždarytas ciklas, kuris neleidžia pamatyti arba atriboja mus nuo to pamatymo, o kas galėtų būti dar daugiau arba dar įdomiau. Ne? Tai žygiuojant toliau, aš taip noriu jūs pakviesti patyrinėti ir atlikti tokį vieną eksperimentą. Ne? Perskaitykite tekstą, kuris yra čia parašytas. Ramiai. Pirmą kartą. O dabar pabandykite paskaityti dar kartelį. 2 klaidos. Aha, 2 klaidos. Ir kurios šitas 2? Yra. Aha, tai viena klaida, tai yra tas 2 žodžiai kartoja. Čia yra 2 sakiniai, tarp kitko, 2 temos, kad Paryžius
pavasarį yra ir yra nuostabus miestas. Taip. Bet žiūrėkit, koks įdomus ir įdomu, ačiū Jums labai, Asta, už greitą reakciją. Ir visgi, tikiu, kad dalis iš mūsų pirmą kartą skaitydami šitą sakinį nepastebėjo. Nes tikriausiai pastebėti, kad šitame sakinyje yra du žodžiai yra, dažniausiai pastebi tie, kurie turi labai stipriai išreikštą saugojančią prigimtį ir yra, na, saugojanti prigimtis, tai dar kitaip vadinama ta tokia taisyklių žmonės, jie labai greitai mato, kas prieštarauja vienai arba kitai taisykliai. Dauguma dažniausiai, arba vis tiek yra, na, netgi jeigu nedidelė dauguma, vis tiek yra dalis žmonių, kurie mes skaitome ir ieškome prasmės tame, ką matome. Mūsų smegenys veikia tokiu būdu, kaip aš prieš tai, prieš kelias minutės minėjau, kad mums yra svarbu suvokti prasme. Ir aš skaitau, ir yra begalė daug įvairiausių ir tyrimų atliktų, kur mums įprasti žodžiai parašyti įprastų formatu, įprastam fone, bet su atitinkama klaida arba net su Maksimos logotipu, jeigu būtų parašyta visai kitas žodis, mes vis tiek iš toliau matytume tą pačią Maksimą arba kitą prekybos centrą. Kodėl taip veikia? Todėl, kad, na, žiūrėkit, mūsų smegenys jos veikia tokiu būdu, kad jos labai visų pirma ieško prasmės, visų antra labai saugo mūsų energiją. Tam, kad mūsų smegenys funkcionuotų aktyviai, pilnai ir pilnavertiškai, mums labai daug reikia energijos, dėl to yra labai svarbu ir miegas, ir sveika mityba, bet iš tas temas šiandien aš nesivelsiu, bet tai yra natūraliai, nesąmoningai užprogramuotas procesas ieškoti prasmės tame, ką aš skaitau, tame, ką aš matau ir ne tiek fokusuoti dėmesį į detalės. Tai dėl to net nebejoju, kad ir šitoj mūsų grupėje ne visi mes pastebėjome klaidą iš pat pradžių. Suprantu, kad kai antrą kartą skaitėm, tai tikrai ta klaida jau akivaizdžiau ir jau stipriau matosi, ne? Ką dar svarbu galbūt pastebėti šitame ir ką norėčiau atkreipti dėmesį, dažnu atveju vis dėlto, kai mes matome ir stebim ne kas yra akivaizdu ir tai, kas yra mūsų vizualinėme lauke, mes dažnu atveju fokusuojamės į tai, ką norime matyti, arba tai, kas mums yra aktualu, svarbu, ir kartais nesąmoningai ignoruojame tai, ko mes nenorime matyti. Ir dėl to greiti atsakymai yra, aš taip drąsiai šiandien iškart ir pradedu tą temą sakyti, kad greiti atsakymai ir tas greitas žinojimas vis dėlto yra mūsų žinojimo iliuzija. Ir atsimenat, kai aš šios dienos, šios temos pradžioje sakiau, kad tema yra labai, labai asmeniška ir man tokia, per asmeninę patirtį nemažai esu patyrusi, tai galvoju, aš, iš tikrųjų augau ir tiek savo sąmoningai ir nesąmoningai ir sąmoningai ir vaikystė ir jaunystė, man atrodė, kad žinios ir žinojimas yra labai labai didelė vertybė ir greitai turėti atsakymą ir greitai pateikti atsakymą, tai yra, tas toksai tobulumo, ekspertiškumo faktas ir aš, tikriausiai dar ir dėl to taip ir įpratau mokytis ir mane labai labai žavėjo, aš tikrai turiu be galo daug mokytojų, kurie ilgą laiką buvo mano tokie kaip guru, nes man atrodo, aš irgi norėčiau būti ta mokytoja, kur atrodo, kokį be užduosi klausimą, jinai turi arba jisai turi atsakymą, lygiai taip pat kaip man atrodė, kad mano tėtis, kuris lygi šiol, man atrodo, yra mano superherojus, tai yra žmogus, prie kurio pas kurį bet kada gali ateiti ir visada yra kažkoks atsakymas ir aš galvoju, tai aš noriu būti tokia ir aš tikrai mokysiuos, būsiu labai uoli ir tą žinojimą kaupsiu, nes, jeigu žinosiu ir turėsiu greitus atsakymus į visus klausimus, tai sėkmė karjeroje, sėkmė gyvenime ir laimė man jau čia beveik garantuota. Ir tada galite įsivaizduoti, kaip šitame mokymosi procese mes tikriausiai, lygiai taip pat kaip ir jūs, taip ir aš, besimokydama ir beieškodama įvairiausių atsakymų, aš tikrai rasdavau visokių
įdomių minčių arba labai netikėtų, kontroversiškų, vat, kažkokių ne visai man tik tinkančių ir patinkančių, ne, tai galite įsivaizduoti mano reakciją, kai vat, su to žinojimu, kad žinios yra gėris, kuris gali, arba greitas atsakymas, tai yra geriausias eksperto įrodymas ir profesionalumo įrodymas, kai aš pamačiau ir sutikau ir mane pasiekė Veclerio citata. Didžiausia mokymosi kliūtis nežinojimas, o jausmas, kad jau žinome. Ir čia man toks buvo, aš atsimenu, kad toks didelis klaustukas, o tai kaip tada, o tai ką reiškia būti profesionalu, nes profesionalai, superherojai ir visi kiti mokytojai, jie tikrai žino visus atsakymus. O ką reiškia nežinoti, ne? O tai kaip tada? Nes aš juk tiek daug ir taip ilgai mokiausi tam, kad būčiau karjeros ir lyderystės ekspertė, ir pas mane klientai ir ateina moksleiviai, jauni arba suaugę žmonės, kurie jie nežino atsakymą. Ir jie manęs klausia, o kuo man būti užaugus, ne? O ką man daryti, kokia mano karjera geriausia, taigi aš ir esu ekspertė. Aš turiu čia ir dabar ir greitai, gavusi jų visą informaciją, kaip tas daktaras, ne, turėti hipotezę, ją ištraukti, pradėti tyrinėti ir tada sakyti, važiuok, aš žinau. Ir tada, na, kas atsitinka arba kas gali atsitikti, ir tikrai tokių situacijų gal ir jūsų gyvenime yra, jau tikiu, kad jūsų veiklos irgi gali būti labai labai skirtingos, kai na, ateina pas mane jaunas žmogus, kuris sako, aš nežinau, ko aš noriu būti, tu esi karjeros specialistė, padėk, ne, ir mes ten kažkaip tyrinėjam, darom kažkokius testus, kalbam, analizuojam ir taip toliau, ir aš turiu jausmą, kad mano ekspertiškumas sako, bet ašgi jau žinau, ko tu nori būti, ir aš nelabai suprantu, kodėl tu pas mane esi, ne, nes man atrodo, iš viso to, ką mes matėm, iš viso to, kas pasitikrino, iš viso to, ką kalbėjom, taigi panašu, kad, nu, tu žinai, ir aš taip, na, jau kviečiu jų pasakyti dabar konkrečiai tokį vieną pavyzdį, ir mano klientas sako, nu taip, iš principo, gal ir jūs teisi esate, aš žinau, kad ir panašu, kad aš norėčiau būti menininku, bet iš menininko keliogi neišgyvensi, aš noriu būti turtingas, noriu būti sėkmingas, o menininkai tai nebūtinai, ir didelė dalis menininkų, ne, jie neišgyvena iš to, kas jiems patinka, ir čia yra jo žinojimas, ne, jis ateina su šituo labai aiškia žinute ir labai aišku žinojimu, ir tada ateina mano ekspertiškumas, kuris sakau, pala, bet ar tu žinojai, kad jeigu tu esi savo srities profesionalas, jeigu tu esi geriausias, jeigu tu turi talentą, pašaukimą, įkvėpimą, tai tu ir iš menininko gali išgyventi. Ir čia dabar susitiko du žinojimai. Ir ką dabar daryti? Ir be abejo, tikėtina, jeigu aš turiu galios, ne, ir gal ten amžiaus arba statuso, tai tikėtina, aš galiu įrodyti šitam vaikui, kad, na, gal pabandyk, ne, gal čia visai nieko blogo nebus, ne, bet kuriuo atveju, ne, aš manau, kad nei aš, ką labiausiai noriu pasakyti, kad tikriausiai ir jisai teisus, ir aš teisus, ir jisai gali būti dalinai teisus, ir aš gali būti dalinai teisi. Kodėl? Todėl, kad mes kiekvienas turime savo istoriją. Kiekvienas turime savo istoriją, kuri seka arba kuri kartu ateina su šituo teiginiu, su šita žinojimo iliuzija, nes ekspertas šiuo atveju nereiškia žinantis viską, ne? Ekspertas yra tas, kuris, na, vat, čia iki to laiko aš taip galvojau, kad ekspertas, kuris žino viską, bet kai galų gale patikėjau Vecleriu, ne, ir kai supratau, kad vis dėlto ekspertiškumo savoką mums reikėtų patyrinėti ir pasižiūrėti, ar tikrai, ne, tai na, atsiranda kita, šiandien labai dažnai eskaluojama žinutė, kad ekspertas nereiškia žinantis viską. Ir ilgai tam priešinausi ir sakiau, kad, nu, ne, bent jau gal ir ne viską, bet ekspertinių žinių jisai gali turėti. Ir šiandien tikriausiai šį paradoksą, ne, labai gerai paaiškina kompetencijų laiptų teorija, kurią Ramunė pati labai gražiai šiandien apie miško metaforą irgi pradėjai kalbėti, kad kuo toliau į mišką, tuo labiau mums atrodo labiau nežinanti. Tai na, tikriausiai kompetencijų laiptų arba kompetencijų teorija labai gražiai pradeda po truputėlį sudėlioti ir pačio ekspertiškumo savoką. Tai kasgi yra tas ekspertas, jeigu
ne tas, kuris žino visus atsakymus. Tai nežinau, kam teko žinoti, kas žino ir kas negirdėjo kompetencijų laiptų, tai galbūt labai trumpai pristatysiu. Tai na, sistema labai labai paprasta. Tai visų pirma yra nesąmoninga kompetencija. Tai yra tas momentas, kai mes net nežinome, ko nežinome. Ir čia dažnu atveju tas, kai nežinau, ko nežinau, jis kartu eina su pakankamai dideliu pasitikėjimu ir pakankamai didelė drąsa, pakankamai dideliu tokiu įkvėpimu. Prisiminkite tuos momentus, kai nu, vat, kažkas jūsų klausia, ar galėtum būti vadovė. Tai be abejo, bent jau aš atsimenu nuo mažų dienų, galvoju, taigi vienas iš lengviausių darbų, tai turėsiu savo įmonę, būsiu savo, arba kai buvau specialistė ir man sakė, Asta, kaip tu galvoji, tu galėtum būti visos skyriaus HR vadovė? Tai aišku. Nes aš net nežinau, ko nežinau, ne? Ir čia yra daug ir motyvacijos, ir įkvėpimo, ir pasitikėjimo. Neseniai, na, vat, knygų mugė skambėjo ir kažkaip nemažai teko stebėti iš šalies ir skaityti ir klausyti pranešimų. Ir vienas iš jų buvo Austėjas Landsbergienės, kur nežinau, ar pastebėjote, jos tokia labai gražiai buvo ištarta viena frazė, kur sako, na, vis dėlto geriausia mama buvau tuo met, kai dar neturėjau vaikų. Nes tada labiausiai žinojau, kokia geriausia mama aš galėčiau būti, ne? Nes iš tos nesąmoningos nekompetencijos, ne? Iš to, ką žinau, iš to, ką girdėjau, mano istorija sako, kad aš ten galėčiau, tikrai būsiu geriausia mama. Tai tikrai galiu būti, kai galėjau kažkada, net nebejojau, kad aš tikrai galiu būti geriausia karjeros konsultantė, geriausia coachingo specialistė, geriausia vadovė, geriausia mama. Tai, na, šiandien truputėlį esu kitam kompetencijų laiptė, nes, na, kai mes įkrentame į vadovavimo rolę, kai mes pradedame žygiuoti mamystės keliu, kai mes pradedame žygiuoti kitų kelių, mes natūraliai ateiname į sąmoningą nekompetenciją, tai yra į tą pagaliau sužinojimą, o kogi aš nežinau. Ir apie ką aš dar nepagalvojau. Va čia į tą mišką atėjau ir supratau, kad ojojoj, kiek ten dar nematytų ir nepatyrinėtų keliukų yra, ir kaip dar ir to nežinojau, kad būna ir šito, ir ano. Ir jeigu po truputėlį pradedu, na, atsakinėti tuos nežinojimo klausimus, ieškoti atsakymų, neuždaryti, ne, pačio ciklo, bet ieškoti atsakymų, aš natūraliai ateinu į sąmoningą kompetenciją. Tai yra jau žinau ir ką turiu dar mokytis. Ir ką mokausi, žinau, ką tobulinu. Ir čia yra, na, tikriausiai dažnu atveju girdžiu, kad pristatoma va, tas žinau, ką žinau. Aš šiuo atveju savo temos kontekste dažnu atveju sakau, žinau, ką turiu mokytis, arba žinau, ką darau. Suprantu, kas veikia ir suprantu, kaip veikia. Ir nenustoju tobulėti. Ir tada, kai procesai nesustoja, aš tada natūraliai ateinu į nesąmoningą kompetenciją, į automatizmą. Ir dažnu atveju, ne, yra tas toksai galvojimas, mąstymas ir priėmimas šitos teorijos, kad va, tai yra tiesinė tokia priklausomybė ir mūsų tikslas laiptelis po laiptelio ateiti į nesąmoningą kompetenciją ir vuolia, mes esame ekspertai, meistrai, ne? Kur šiuo atveju, šitoje vietoje aš labiausiai norėčiau stabtelti ir vis dėlto pasakyti, kad ne visai taip. Aš pati asmeniškai matyčiau, kad tai yra vis dėlto ciklas. Ir ypatingai nuolatinis grįžimas, jeigu ne į antrą laiptelį, tai tikrai bent jau į trečią ir ketvirtą, ir nuolatinis sukimasis tarp ir nuolatinis klausimas, o gebėjimas, ne, užduoti to klausimo, o ko aš vis dėlto dar galiu nežinoti. O ko aš dar vis dėlto galiu net ir šitoj atrodytų aiškioj situacijoj, net ir įprastoj man situacijoj, kai sako, kad visi menininkai neišgyvena iš savo darbo arba gali išgyventi, jeigu jis yra profesionalas, o ko aš galėčiau čia nežinoti. Ir mačiau komentarų skiltyje, kad kažkas iš jūsų rašėte, o gal net ir ne vienas rašėte, kad dalyvaujate visuose webinaruose. Tai žinau, kad mano labai artima bičiulė Gerda Sipavičienė tikrai turėjo dalintis su jie, tikrai dirbame ne viename projekte kartu.
tai tikrai turėjo dalintis 10% taisyklę, kur visada yra, na ir tikrai turėjote, nežinau kiek detaliai, ne, bet bent jau užsiminta, tikrai Gerda turėjo apie tai, kad, na, visada yra kažkas, bent 10%, ko nežinau, netgi jeigu atrodytų, kad viskas aišku. Netgi jeigu į klausimą, kurį aš pradžioje uždaviau, ar su mūsų jaunimu viskas yra gerai, jūs labai greitai atsakėte taip, o kas jeigu 10% tame yra to, kam aš galėčiau nepritarti arba kam kaip tik galėčiau pritarti. Tai taip, tai, ką, na, tikriausiai praeito amžiaus futuristas, aš galėčiau sakyti, Alvinas Toffleris yra kažkada pasakęs, kad 21 amžiaus neraštingieji bus ne tie, kurie viską žino, bet tie, kurie nemoka mokytis, negeba pamiršti tai, ką išmoko ir vėl mokytis iš naujo. Tai tas buvimas cikle ir iš nesąmoningos kompetencijos gebėjimas grįžti į sąmoningą nekompetenciją ir vėl pažygiuoti net ir toje pačioje temoje iš naujo, tikriausiai šios dienos ir šiandieninėme pasaulyje labiausiai mums gali atsakyti, kad vis dėlto ekspertas yra ne tas, kuris viską žino, bet tas, kuris ieško žinių. Ne? Ir mes nebegalime galvoti šiandieninėme pasaulyje. Aš čia taip gal tokiais lozungais kalbu, bet labai noriu, kad tikriausiai labiausiai noriu, kad išgirstumėte, ne? Arba taip noriu paprovokuoti jūsų tą nežinojimą ir pabandyti tokiu savo deklaratyviu kalbėjimu išmušti tą žinojimą jums iš po kojų. Ir mano toks, na, ta deklaracija ir kvietimas yra, kad mes šiandien nebegalime galvoti taip, kaip galvojome, ir žinoti tai, ką jau žinojame. Ir mes turime pradėti po truputėlį vis taip save kvestionuoti ir įsipatoginti tame nežinojime, ne? Įsipatoginti tame, kai aš turiu daug klausimų ir mažai atsakymų, nes kiekviename žinojime yra dalis nežinojimo. Kiekviename žinojime yra tik tiesiog labai labai konkreti ir svarbi istorija, ne? Kad neskubėkime. Neskubėkime ir netgi jeigu mes turime jausmą, kad žinau, patyrinėkime. O kokia istorija po to žinojimo? Kieno ta istorija? Kas ją mums padėjo sukurti? Ir, na, kaip pavyzdžiui, dabar dar, kad jūs visai neužmigtumėt su mano kalbėjimu, ne, klausimas ir galite parašyti į komentarų skiltį, o ką matote čia ekrane, ne? Tai kasgi, jeigu aš tai paklausčiau, vidurinis simbolis, tai čia kas? Kaip jūs pasakytumėte, ne? Per viduriuką, ką mes čia matome? Na, matau, 13 ir B raidė, 13. Matot, kiek jau yra perskirstyta raidė B? Taip, va, kaip smagu. O čia? Aha, okay, jeigu aš įjungsiu kitą skaidrę, ne, ką čia matome? ABC, A13C, ne, čia daug visokių variantų ir smagu, nesmagu, kad jau yra įvairių nuomonių ir iš tikrųjų, nes, na, kadangi kviečiau pamiršti tai, ką žinome ir nebegalvoti taip, kaip galvojame, natūralu, kad tikriausiai ir 12, B, 14, bet tikriausiai galiu klausti, bet o gal čia vis dėlto yra 12, 13, 14, tiesiog jie suspausti, sujungti, ne, mūsų įprastam pasaulyje ir įprastoje istorijoje dažniausiai tai yra B, o čia dažniausiai yra 13, ne, kur galėtų būti irgi B, lygiai taip pat kaip tikriausiai mūsų labai ir aš čia nerodysiu visų, bet tų pavyzdžių, iliuzinių pavyzdžių, kur mes kiekvienas matome tai, ką norime matyti, tai, ką mums lengviausia šiandien su šita nuotaika, su šita istorija ir tikriausiai net nėra svarbu, o ką aš čia iš tikrųjų matau. Ne, ar matau skaičių, ar matau raidę, ne, taip tiesiog veikia žmogiškai mūsų smegenys. Tai, ko mes nežinome, mes patys pribaigėme ir patys sukūrėme savo arba pabaigėme savo žinomą istoriją arba sukūrėme naują istoriją. Ir
tas labai aktualu, ypatingai, na, aš turiu artimą santykį, kita mano karjera ir veikla, kurios aš niekada nesvajojau, bet tai Ramunės paminėtas mokymosi ypatumų centras Labirintas, tai yra įkurta mano įmonė, kur mes padedame vaikams ir suaugusiems, bet pradėjome nuo vaikams turintiems skaitimo mokymosi sutrikimus, disleksiją, disgrafiją, diskalkuliją. Ir tai yra karjera, kaip aš sakau, kurios aš nei planavau, nei norėjau, nei labai man jos reikėjo, bet jinai atėjo labai natūraliai. Tuomet, kai mano sūnui buvo diagnozuota disleksija ir aš nieko nežinau, tai ten net iliuzijos, negalėjo būti žinojimo iliuzijos, nes apie tai aš tiesiog nieko nežinojau ir man teko iš naujo domėtis ir natūraliai kilo visokių atradimų, pažinimų. Tai va taip veikia, dėl to taip labai norisi pasidalinti, kad tokiu būdu, bet jūs dabar skaitėte, ir spėliojote, tai čia A, B ar 13 disleksiją turintys vaikai arba suaugusi, jie neieško prasmės, jie spėlioja, Ir kai mano vyras pasirodo irgi turintis disleksiją, kai mes neseniai iš metro turėjom išlipti ir buvom pasiklydę, į kurią čia pusę eiti, tai jisai labai gražiai, taip sako, žiūrėk, va ten exist, ten yra ženklas exist, nei exist, ten exist parašyta, bet ką jis tuo metu jam mintyje buvo tas žodis, disleksikai tuos žodžius maišo, Koks skirtumas? Prasmę žino, pamatė exist pasakė ir einame, Mes pabaigiam ir matome tai, ką norim. Ir tai darome ne tik su simboliais, tai darome ir su žmonėm, ir su kolegomis, ir su kitais procesais. Ir čia tikriausiai aš noriu pasidalinti viena labai gražia, man neseniai išgyventa labai gražia istorija, mano dukters istorija, kuri nieko bendro su disleksija neturi, tai yra tiesiog viena tipinė standartinė šeštokė ir situacija, kurią ačiū Dievui, kad man teko stebėti kaip ne dalyviai, bet būti stebėtojai, o situacija vyko mokykloje kartu su jos mokytoju ir progreso vertinimo kontekste mokytas netikėtai, ir man pačiai, gal ir Joniai netikėtai užduoda klausimą, sako, Jone, o sakyk, prašau, ar tu žinai, ko tu norėtum būti užaugusi? Mes lyg ir kalbėjom ką tik apie lietuvių, matematiką ir ten dar kitus dalykus, apie pasiekimus ir staiga jisai klausė, sako, ko tu norėtum būti užaugusi? Man klausimas įdomus, aš suklausau, aš karjeros specialistė, aš lyg ir beveik žinau, ko galėtų būti mano šeštokė dukra. Ir staiga mano didžiai nuostabai, Jonės atsakymas momentaliai atskrieja be jokių galvojimų, jis sako, barista. Oho, ir tada kas vyksta mano mintise ir galvoje. Aš labai greitai uždariau situaciją, galvoju, kaip barista, iš kur barista, kokia barista, ar jinai galvoja, ką jinai sako, barista, taigi čiagi ne karjera, čia yra jaunystė, jaunimo pabandymas ten darbas, bet tai ar tikrai tam reikia privačios mokyklos ir aukštojo išsilavinimo, tai kur čia, tai kam tada tas mano mokslo draudimas, jeigu jinai ten barista nori būti, Bet tas vyko mano galvoje ir, kaip sakiau, labai gerai, kad nešvedžiau tą pokalbį, o mokytas labai gražiai sako, o, Jone, kaip įdomu, papasakok man apie tai daugiau. Ir tada pradeda skleistis istorija. Pradeda pasakoti Jonė istoriją apie kavą, apie bendravimą, apie santykius, apie emociją, kuri yra toje kavinėje, kai jinai yra barista, apie žmonės, kuriuos jinai sutinka. Ir kas tada įvyksta? Atsiskleidžia kita istorija, tai, ko aš nežinojau. Bet aš mačiau savybės, vertybės, svajonę, kas Joniai tikriausiai tuo metu, man kas dar labai gražiai matėsi, man taip atrodo, kad aš mačiau Jonės sparnus, kurie staiga pradeda augti ir tas veidrodis, kuriame jinai pati gali pamatyti save su sparnais. Ir ką padarė mokytojas šiuo atveju, jisai neuždarė tos temos. Jis nepradėjo tyrinėti, kas, kodėl, ar tu žinai, ne, bet jis labai gražiai pradėjo atverinėti, jis nežinojo, ką reiškia barista Jonėje. Ir aš šiandien ir nemanau, kad ir mokytojas jos žino, bet ir aš nežinau, ko Jonė bus užaugusi, bet aš labai gerai žinau, kad ji patyrė, bet ką jinai tuo momentu patyrė, ir kas tuo metu įvyko. Ir ten buvo visai ne labai konkreti kažkokia technika. Tuo momentu vyko
aš taip galėčiau sakyti, galbūt nuostata laikysena mokytojo, jo nesatžvilgiu. Su labai tokiu atviru nežinojimu. Ir už tai aš tikriausiai, nenustosiu mokytojui už tai dėkoti. Ir man atrodo, šita istorija, jinai labai gražiai parodo, kad kaip svarbu neskubėti su savo žinojimu, nes kai mes nežinome, mes atidarome erdvę atrasti ir pažinti tą istoriją, kuri tikėtinai dar neatsiskleidė mums neuždarius. Ir ką norėčiau dar pasidalinti, taip neužstrigdama vienoje istorijoje, bet taip truputėlį pagražinti, kad lyg ir, čia taip žinot, pabandžiau paprovokuoti, pabandžiau papasakoti vienai kitą istoriją, bet ką sako mokslas apie tai? O kas nutinka, kai neuždarome? O kas nutinka, kai mes neskubame su atsakymu? Tai galbūt teko girdėti ir tikrai net neabejoju, kad teko girdėti vieną iš tokių, praeitam amžiuje, jeigu neklystu, apie 50 metus atliktą ilgalaikį Kauai tyrimą, kurio tikslas buvo patyrinėti ir ištyrinėta ten apie 700 naujagimių ir jie stebėti apie 40 metų, kol jie tapo suaugusiais. Tai labai daug nepasakosiu, nes tikiu, kad tikrai apie tą tyrimą daugam teko girdėti ir žinoti, bet kuo labiausiai iš to tyrimo noriu pasidalinti va šitame kontekste, kad, žiūrėkit, tyrimas buvo apie tai, kad įsitikinti, ar tikrai va tie kūdikiai, tie 700 kūdikių, kurie gimė socialiai pažeistose arba aukštos socialinės rizikos šeimose, ar jie tikrai pasmerkti tokį socialės rizikos gyvenimą ir gyventi ateityje, kad toks natūraliai užprogramuotas jų gyvenimas. Ir iš vienos pusės mes turime sakyti, kad tyrimas tą ir patvirtino, nes apie 70% jų taip ir neišlipo, ir tai ir buvo priklausomybės, bedarbystės, smurtas ir taip toliau ir panašiai, bet taip mažesnė dalis, taip ženkliai dalis, bet kuriuo atveju 30% nepateisino tyrimo. 30% tų kūdikių, naujagimių vaikų, jų gyvenimas, jie vis dėlto suaugusio išaugo į labai sąmoningus ir labai, tikrai, socialiai orientuotus arba, galbūt netinkamas žodis, ne pats tinkamiausias, bet labai, normalius vakarų pasaulio piliečius. Ir kas buvo pastebėta, kad tai nėra atsitiktinumas. Tam yra visi tie 30% žmonių, ten buvo labai aiški tendencija, o kas tarp jų visų kartojosi. Tai pirmas yra pozityvus mąstymas. Gebėjimas pamatyti, o kasgi yra vis dėlto gerai. Ir čia ne apie naivų tą tokį optimizmą, kur kas bebūtų viskas rožiniam spalvom, bet apie savo resursų ir apie savo galimybių pamatymą, kad nepriklausomai nuo to, kokia mano istorija, nepriklausomai nuo to, kas įvyko šiandien, o kas gali būti gerai. Mano mylimas Miltonas Eriksonas yra kažkada pasakęs, kad 98% viso to, kas vyksta mūsų gyvenime, yra teigiamo, pozityvaus, gero, naudingo, vertingo ir tik tai 2%, kas galbūt ne visada gerai pasiseka, kas skauda, kas nemalonu, apie ką mes labiausiai kalbam, į ką mes labiausiai fokusuojamės. Natūralu, kad į tos 2%, nes ten skauda. Negi kalbėsi apie tai, kas yra gerai. Kad aš šiandien nepavėlavau pas jūs prisijungti, tai negi čia kam nors pasakosi. Norma, ne? Taip ir turėjo būti, bet o gal visai neblogai, ne? Gal ir už tai galiu padėkoti. Ir čia tada, vėlgi, šiandien neturim tam laiko, bet tai yra dėkingumo praktikos, sąmoningumas, refleksijos, įsivertinimai. Ir čia yra pozityvus mąstymas, ne? Antrasis, kas buvo naudinga visiems šitiems vaikams, kūdikiams, suaugusiems, tiems žmonėms, tai yra kontrolės jausmas, gebėjimas kontroliuoti ir pasiimti bent dalį situacijos į savo rankas. Ir čia žinau, kad truputėlį norisi praktikos, žinau, kad, esu girdėjęs, man taip pašnibždėjo, ne kažkas, kad duok kažkokį vieną kitą praktinį instrumentą, tai tikriausiai vienas iš paprasčiausių, elementariausių ir labai plačiai praktikoje gali būti taikomo, tai yra skalė nuo 1 iki 10.
Tai skalė, su kuria galime išmatuoti viską. Ne? Vėlgi grįžtu prie medicininių tyrimų, medicinoje skalė naudojama ir kai, na, vat, vertinant ir pagal tai, kaip jūs pasakote, kiek jums labai skauda nuo 1 iki 10, atitinkamai jums paskirs gydymą. Kai man 1 iš 3 gimdymo metu klausė, kiek labai skauda, nes aš sakiau, daktarė, viskas, leiskit. Sakė, kiek labai skauda nuo 1 iki 10, sakau 8, kentėk, ne? Ir negavau. Dar pasirodo, galiu kentėti. Ne? Tai čia taip juokas juokais, bet skalė kaip, ir šitam kontekste ir kaip na, tam žinojimo kontekste irgi kviečiu tokį labai trumpą eksperimentą. Prisiminkite, na, bet kokią situaciją, kurią klausimą, problemą, kurią šiuo metu gyvenate, ne? Neimkit pačio sudėtingiausio, bet šiuo metu jums aktualu. O gal kažkurį laiką jūs jau esate užstrigusi. Tai jeigu skalėje nuo 1 iki 10, aš tai pabandyčiau jūs pakviesčiau vertinti ir sakyti, kiek labai jūs, tenkina šitą situaciją, kurioje jūs esate dabar. Ir kažkam gal 3, kažkam 8, ne, bet tas tikrai, kadangi tai yra problema, tai yra klausimas, neuždarytas, tikėtina, kad ne 10, ne, tai savo atsakykite 3, 4 ar ten 5, ne. Ir tada, jeigu taip greituoju būdu aš jūs pakviečiu, įsivaizduokite, jeigu vis dėlto, na, nežinau, Pauliaus Ratė tikriausiai gal irgi klausėte seminaruose, jis labai mėgsta apie vizualizaciją, apie tikslus, ne, o kas jeigu, na, Pauliaus dėka neįvyksta stebuklas ir viskas įsisprendžia ir jūsų pasitenkinimas yra tobula 10-uko, kaip tada atrodo situacija? Turime kitą vaizdą, tikriausiai galim po truputėlį jau matyti, kas tenai kita. Ir tada žiūrėkit, trečią klausimą aš jums užduosiu. O kaip atrodytų, ne, kiek turėtų būti pasitenkinimas ir kaip atrodo situacija, kuri yra bent truputį geriau negu dabar, jūs irgi tenkina, bet dar netobula. Dar nėra tas tobuliausias variantas, bet jau yra geriau negu dabar. Ir čia tikriausiai jūs matot kitą vaizdą. Ir čia grįžtu prie kontrolės jausmo. Mumsgi nebūtinai reikia žinoti visą kelią. Mums yra labai svarbu suprasti ir pajausti, o ką šiandien, ne, ir koks galėtų būti bent mažas eksperimentas, judesys arba veiksmas tam, kad aš išjudėčiau. O kas yra mano galioje, kas yra ne mano galioje, ką galiu kontroliuoti, ko negaliu ir ką galiu kontroliuoti jau čia ir dabar. Nuo ko galiu startuoti. Ir jeigu aš turiu pozityvų mąstymą, tai reiškia turiu resursus ir žinau, kas yra mano valioje ir galiu pradėti su tuo kažką daryti, tikėtina, kad tas atsparumas ir sėkmės link aš jau pradedu judėti. Ir tada trečias, kuris irgi šitame tyrime vienas iš neatsitiktinų dalykų, tai yra santykiai. Kiekvienas iš tų vaikų turėjo bent vieną suaugusį šalia, bent vieną žmogų, į kurį galėjo atsiremti, pas kurį galėjo nueiti paklausti. Ir pas kažką tai buvo galbūt kaimynas, kažkam tai buvo galbūt brolis, sesė, mokytojas, o gal jūs esate tas žmogus, kuris neuždarote labai greitai, bet su visu pasitikėjimu ir su visu atvirumu ir su leidimu savo nežinoti, paliekate erdvę ir tikėjimą, kad ta istorija, netgi jeigu visi sako, kad nieko nebus, arba dauguma sako, nieko nebus, ne, vis dėlto gali būti patyrinėta ir galima su tuo dar ir pabūti ir pagyventi. Tai tikriausiai taip jau finalizuojant savo šios dienos pasakymą ir Ramunė, ir man tai nebuvo staigmena, žinojau, kad ir stovykla, kurią tikriausiai dalis jūsų tikrai vyksite, važiuosite, jeigu dar neapsisprendėte, tai tikrai labai, labai kviečiu, nes tikrai blogiau nebus, šitą galiu garantuoti, ne? Jeigu ir labai ten dramatiškai geriau nebus, tai blogiau tikrai nebus, o kad geriau bus, tai irgi beveik galiu garantuoti. Tai kuo man labai patinka Ikigai metodika, kurią jūs tikriausiai patyrinėsite labiau ir stovyklos metu, kad, žiūrėkit, čia nėra atsakymo. Čia yra paprasti klausimai, į kuriuos yra kvietimas patyrinėti. Ir, dažnai galime surasti, kad kas yra Ikigai ir kaip išversti Ikigai, nes čia matot 4 pagrindiniai klausimai: aistra, misija, profesija, pašaukimas, bet šiaip iš tikrųjų dažnu atveju mes galime sutikti, kad Ikigai paprastuoju būdu pasakymas tai yra priežastis, dėl kurios verta atsikelti, priežastis, dėl kurios verta pradėti judėti, ne, ir tam reikia ir pozityvaus mąstymo, ir kontrolės, ir kažko, kas yra šalia. Ir atsakymai šitos klausimus tikrai kyla ne iš labai didelio žinojimo
Ir tikrai netikiu, kad jūs stovykloje rasite, Ramunė, tikiuosi nesupyksiu šitą mano pasakymą, kad, na, tikrai netikiu, kad jūs ten duosite kažkokį labai stebuklingą atsakymą, ne, į visus 4 arba bent jau į pagrindinį klausimą, bet aš manau, kad tai bus erdvė patyrinėjimui, pasmalsavimui, nes kai yra klausimas, nes mes gyvename pasaulyje, kuris labai mėgsta atsakymus. Ir ikigajus yra erdvė, kuriame galima stabtelti ir pasmalsauti, patyrinėti ir paieškoti savo ir pradėti kurti savo istoriją ir savo geriausią istoriją. Ir aš taip dabar galvoju, kaip čia man taip gražiai į apibendrinimą nužygiuoti ir taip kažkaip labai norisi pasakyti, kad tik ir pradėjau sakyti, kad mes, nepaisant to, kad kaip veikia mūsų smegenys, kokias mes turime prigimtinės reakcijas, kad labai ieškome atsakymų, bet gyvenimas taip neveikia. Ir ta iliuzija mums dažnai, nu, va, tokia kaip ir pakiša koją. Ir aš šiuo atveju gal taip ir noriu, gal bus tokia gera vieta sugrįžti prie tos dovanos, kurią aš taip gavau kvietimą, o ar galėtų mąstą, ne, kažką padovanoti ir galvoju, nu tai visada dovanoti ir gerą, ir galiu. Ir natūraliai gimė ta idėja pakviesti kartu nueiti į kino pavasarį. Ir ne šiaip, kad, na, į kino pavasarį jūsų pasirinktą filmą, bet paimti ir parizikuoti. Nes gyvenimas neveikia, jis neduoda visų atsakymų, mes labai norime visada žinoti, viską susiplanuoti į ateitį ir žinoti, ką, kur, su kuo ir kaip darysiu. Ir galbūt kažkas jau žinote ir turite susikūrę, na, va, tą tokią iliuziją, žinojimo iliuziją apie mane, kas aš esu per žmogus ir galbūt girdėjote pletkų, galbūt girdėjote kažkokių istorijų, galbūt pirmą kartą matote mane. Ir per šitas 50 minučių irgi susikūrėte savo žinojimo iliuziją ir galite sakyti, o, labai noriu su Blažinskiene eiti, o gal kažkas sakyti, nu ne, jau su jie, tai jau tikrai su šita, tai dar ir filmą žiūrėti, ir dar paskui kavos gerti. Bet aš manau, kad žinojimą, atleisti savo nežinoti, tai leisti būti savo drąsiam. Nes nežinoti reiškia, na, va, turėti tos drąsos. Ir galbūt kažkas, kaip sakiau, turit susidarę žinojimo iliuziją apie mane ir kas lauktų jūsų, jeigu mes nueitume kartu į kino pavasario filmą ir po to dar aptartume refleksiją prie kavos. Atsitiktinė. Tiesiog į tą dieną vykstanti ir tą dieną, kai mes kartu galime tą daryti ir pabūti drąsiai. Ne, pabūti drąsiai kartu ir pasižiūrėti. Neuždaryti šiandien čia ir dabar sprendimu noriu, nenoriu. Bet pabandyti, o gal pavyks, ne? Nes pasitikėjimas savimi vis dėlto, na, nėra žinojimas visų atsakymų. Šiandien aš noriu tą daryti, pasakyti drąsiai, nes, kaip sakiau, tai mano ilga kelionė iki to, kad aš šiandien taip teigiu, nes jeigu jūs dar 5 metus atgal manęs paklaustumėt, ojojoj, sakyčiau, kad ne, ir dėl to tikriausiai ir visi vertinimo, ir egzaminai, ir visi kiti sertifikavimai man yra ir buvo dar labai labai baisus, nes ten yra atsakymų, ten reikia žinoti atsakymus. Tai pasitikėjimas savimi nėra žinojimas visų atsakymų, tai yra pasitikėjimas, kad susitvarkysiu net tada, kai neturiu atsakymų. Žinau, kad vis tiek kažkaip bus, o bus gerai, nes aš tikiu ir pasitikiu savimi. Tai, na, užbaigiu šiandien su Kierkegaardo sentencija, kad gyvenimas suprantamas atgal, bet gyventi jį reikia pirmyn. Atgal visada yra daugiau žinojimo, atgal visada yra daugiau faktų, patirčių, istorijų, o ateityje yra labai daug klausimų. Tai būkime drąsus, nežinoti, drąsios, nežinoti ir leistis į šitą kelionę, nes tame, man atrodo, yra ir grožis, ir žavesys, ir atradimai, ir įdomumas. Taip gyventi įdomiau. Tai garantuoju ir kviečiu patyrinėti. Tai viskas, aš jau čia beveik spėjau, ne, žiūriu, tai, bet labai 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 noriu išgirsti jūsų reakcijas, klausimus. Nes daugiau tai šiandien planų neturiu. Ramunė sakė, po 8 valgyti nenori, tai negalima, ne, arba nerekomenduotina, tai mielai atsakysiu į klausimus, jeigu dar tokių yra.
Asta, čia buvo vienas klausimas apie disleksiją. Kokie testai yra atliekami Lietuvoje disleksijai nustatyti? Labai specifinis klausimas. Bet aš galiu labai greitai atsakyti, nes tai yra tema, kuri tikrai gyvenu. Tai disleksijos ta prasme, jeigu formaliai ir atlikti pačią, nustatyti visą diagnostiką, tai tą Lietuvoje daro tik tai psichologinė pedagoginė tarnyba ir regione, tai yra kiekvienam mieste yra psichologinė pedagoginė tarnyba, kur arba jūs savarankiškai užsiregistruojat, arba turit nukreipimą iš mokyklos ir tada ir ten yra specialusis pedagogas, logopedas, psichologas ir ketvirtas dar tiksliai taip užklito, ne, bet vat, keli specialistai įvertina jūsų vaiką ir yra pateikiama diagnozė ir išvados. Labai rekomenduoju tikrai tą daryti. Ne? Dabar kaip dar galima tą daryti? Tai kadangi kelias psichologinės pedagoginės tarnybos yra ir ilgas, ir toks truputėlį bauginantis, bet nenoriu gąsdinti, nes tikrai labai tikiu ir pasitikiu ir procesai vyksta vis geriau ir ypatingai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos teko susidurti labai puikus, bet yra ir greitųjų rizikos nustatymo testų. Šiandien Lietuvoje mes turime sertifikuotą RAPID vadinasi, tai jūs galite rasti ir mūsų puslapyje, mokymosi ypatumų centras Labirintas. Tai nenustato diagnozės, tai neparodo, kad tikrai yra ten disleksija, disgrafija ar diskalkulija, tai parodo per 20 minučių nuotoliu atlikę kartu su testu arba mokytojas atlikęs kartu su jūsų vaiku gali nustatyti rizikos lygį. Tai yra didelė rizika, vidutinė ar maža. Ir jeigu vidutinė ir didelė rizika, tada jau tikrai labai rekomenduoju kreiptis su specialistais ir jau patyrinėti daugiau, o iš kur ta rizika atsiranda, ar ten raidos, ar mokymosi, ar disleksija, ar dar kažkokį, ten jau reikėtų eiti gilyn, tą daro ir mūsų specialistai, ir psichologinė pedagoginė tarnyba. Tai kol kas tiek tikiu, kad žinau, kad įtraukties centras kuria metodiką. Ir artimiausių metų, ką tai reiškia artimiausių metų, nežinau, tai yra šitie testai bus atliekami su visais pradinukais, tai yra iki 2 klasės vidurio kiekvienas vaikas atliks šitą testavimą tam, kad nepavėluoti, nes ankstyvoji diagnostika yra labai labai svarbi. Tai čia iš to nežinojimo peršokojom į temą, kurią taip labai žinančiai ir ekspertiškai atsakiau. Ne? Taip. Labai daug padėkų, Asta, už įkvepiančias mintis, prabėgo labai greitai, ačiū už įkvėpimą. Aš tai, Asta, labai dėkoju už naują ikigai apibrėžimą, požiūrį ikigai. Tai yra erdvė kurti savo geriausią istoriją. Savo istoriją, taip. Labai ačiū už tai. Ir tikrai pritariu, ar ne, kad stovykloje neįvyks nušvietimas, staiga mes visi atrasime, ar ne, savo ikigai. Tai jeigu taip remiantis tuo, ką šiandien iš tavęs, ar ne, išgirdome, kad visur pasilikti daug erdvės, visur yra daug erdvės nežinojimui, tai iš tikrųjų mes galime iš tos stovyklos išvažiuoti su dar daugiau įvairesnių klausimų, bet jau gilesniuose lygiuose, misijos, vizijos, ką aš pasauliui galiu pateikti. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir čia matau dar Astos labai gražus irgi komentaras, kad mano vyras dažnai man sako, kad aš girdžiu tai, ką noriu ir matau tai, ką noriu girdėti. Ir matau ir girdžiu tai, ką noriu. Ir tai irgi vyksta tas labai greitas uždarimas, nes ir čia šiuo atveju mano kvietimas visada ir aš taip stengiuosi pati tą praktikuoti, jeigu tik tai jau jaučiu ir turiu tą tokį vidinį jausmą, kad, žinau, tai reiškia yra šauktukas. Ok. Yra gera tema pokalbiui, ne, arba patyrinėti, nes, nežinau, tikrai ne Dievas, kad viską žinočiau, o tikrai daug ko nežinau, bet aš žinau savo istoriją. Aš galiu papasakoti, aš žinau tai, ką aš žinau ir kodėl man taip atrodo, bet aš nežinau apie jūs, aš nežinau apie kitus ir aš nežinau, ką tai reiškia mano žinojimas. Tai va tas, kai tik tai pradedat jausti, kad, tai viskas aišku. Labą dieną. Jo, jeigu dar aš galiu pasakyti, nes kažkaip labai daug rašyti reikia. Labai ačiū iš tikrųjų už tą tokį paprastą dalyką kaip skalė, tas nuo 1 iki 10, nes kartais būna iš tikrųjų užstringi toj situacijai
ir kažkaip, nu, ir užstrigęs jautiesi. Ir iš tikrųjų, nepagalvoji, kad, nu, tai palauk, tai ką galiu padaryti, kad per vieną skalę bent jau, nu, padaryčiau geresnį tą savo gyvenimą arba kažkokį žingsnį, kad tą geresnę situaciją. Bet aš kaip anegdotą gal truputėlį, nu, reflektuosiu, prisimenu tą skalę, pirmą sykį kai susidūriau su ją, tai reabilitacijos centre, nu, žodžiu, aš turėjau traumą rankos ir ėjau pas reabilitologą. Nu ir jisai duoda pratimą ir sako, žinai, nu ar tau skauda? Nu sakau, skauda. O tai skalėje nuo 1 iki 10, tai koks tau tas skausmas, kiek skauda? O tai kaip sakau dabar žinoti, čia 7 koks skausmas ar 5 koks tas turi būti skausmas? Nu tai ir jūs gimdžiusi, sako, esat, o vyrukas, kineziterapeutas, o tai gimdžiusi esat. Ne, nu sakau, bene jūs tipo gimdęs ir žinot skausmą gimdymo. Na, žodžiu, tai pasikalbėjom abudu. Galvoju, va ta skalė, nu toks atrodo paprastas įrankis, bet nu jisai iš visų įvairių kampų tu jį gali naudoti, vat, net skausmui, net užstrigimo laipsniui, net, sakykime, nu, vat, ką gali padaryti, kad per vieną žingsnį, vat, per vieną tą, nu, milimetrą paeitum į priekį. Tai labai ačiū. Taip. Ir jeigu išgirstat, kad sako, per vieną negaliu, o per kiek gali, ne? Jo. Tai tada per 0,1, ne? Gali. Taip, taip. Čia šitas ir dar Asta, klausant jūsų, toks, man atrodo, dar yra kitas labai svarbus momentas, vat, ir su skale susijęs. Nežinot, būna, ar ten skausmo skalė, ar liūdėsio skalė, kas tai bebūtų, bet kartais, na, labai dažnai, nu, ir aš pati susitariu, kai sako, na, aš įsidūriau į pirštą, arba ten, vat, pamečiau raktus ir labai liūdžiu. Nu, kai, nu, labai liūdžiu, taip atrodo, viskas tragedija. Ir mes va, toje skalėje atrodo, kad jau kalba apie 10, mūsų vidinę ką skalę, nu, baigtų dėl raktų pamestų, nu, ko tu čia liūdi? Taip. Žiūrėkit, jos istorijoje, ne, ašgi nežinau, jam gal tai iš tikrųjų jau čia grėsia kažkuo, ne, gal jisai milijoną į kartą ir čia praradė savivertės. Patikėkime, jeigu sako, kad skauda 7, skauda 7. Netgi jeigu ten su adatėlė, tai yra jo istorija. Jeigu, na, bijau, tai, nu, nenuvertinkim to kito žmogaus, leiskim jam ir bijoti, ir skaudėti, ir norėti tiek, kiek jisai to nori. Nes tai yra jo istorija, aš nežinau. Bet mes labai dažnai, matot, nu, vat, mėgstam matomai pagal save vertinti, nes, nu, tarkim, stipresnis žmogus kalba, nu, galbūt su šiek tiek jautresniu žmogumi, nu, ir jam atrodo keista, nu, kam tu tiek savo problemų prisidarai, nu, ta prasme, arba ko čia pergyveni, arba ko čia parinėsi, čia iš vis ne problema, ir labai sunku kitiem nusuprasti ir įsijaust, kad, nu, jam tai yra problema. Aš nepamiršiu gyvenime mano viena tokia gera pažįstama, aš nesuprasdavau jaunystėje anksčiau, kai jinai, va, mes pagal skalę vertinam, tai jinai vertindavo pagal, žinokit, dabar, nu juoksitės, žodžiu, tiek, kiek žiūrkių, sako, pagal žiūrkių skaičių aš suprasdavau jos skausmą arba jos situaciją. Nu, kaip 80 žiūrkių, sako, prabėgtų, įsivaizduoju, ir tu taip išsigastum. Va, kiekvienas turi savo skalę, ne, tai Jo. kad negirdėjau, bet patinka. Ne, čia tik viena žiūrkikė prabėgo, dar nieko tokio, tai jau 80. Nu va, tai kiekviena. Tai ačiū, Jis įrankis, žiūrkių skalė. Taip, ačiū už padovanotą naują skalės vertinimą žiūrkių kiekių. Taip, ačiū Kas labai. dar norit pasidalinti, gal įsijungite mikrofoną. Tai besidalinančių nėra. Ne, Aha, tai gal Asta pereinam prie dovanos, kaip mes dabar rinksime tą laimingąjį, kuriam atiteks dovana. Aš galvojau, kad čia ne man taip teks šitą rolę, aš galvojau, jūs viską suorganizuojat. Tai tiesiog aš atsiklausiu pačios nuomonės, ar ne, mes paprastai tai darome taip, einame per čatą ir kada svečias vedantysis pasako stop, stojam ties to žmogumi ir klausėm jo, ar jis nori tos dovanos, jeigu jisai nenori, ieškome ar ne kito. Gal taip galim daryti, nes čia vėl dovana, tai vėl kažkaip tai kartu reikės susiorganizuoti, nuvykti į tą filmą, kažkas tai iš mūsų prisijungusių gyvena ir net Lietuvoje, kiek žinau. Gerai, tai aš tada pradedu judėti čatu ir lauksiu žodžio stop. Gerai, tai tu jau pradėjai, Jau pradėjau. o aš tada skaičiuoju iki savo sugalvoto skaičiaus ir sakau stop.
Mhm. Taip, nebeveikia, ar ne? Žodis Asta Jaseliūnienė. Kažkaip čia taip, ne, tai O čia geras. 7 valandą 12 minučių pausmeryje jam tas buvo pasakyta. Tiesiog viską labai aiškiai paraportuoju, ar ne? Kaip tai Super. įvyko. Asta, Aš ar žinokit, pavyks pačiai nuvykti į filmą kartu? žinoma, ta prasme, tik tais laiką reikia susitarti, nes aš pati esu šiaulietė, tai man reikės iš Šiaulių turbūt atvažiuoti į Vilnių arba susitikti kažkur vidury. Bet aš žinot, ką pasakysiu, aš kai išgirdau šitą dovaną, pagalvojau, aš labai būsiu aktyvi, labai daug šnekėsiu, kad tik tais dovaną gausiu, nes gal pagal aktyvumą, žinai, padovanu. pavyko. Bet Jums pavyko pavyko. net iš kito kampo, tai labai ačiū už dovaną, aš ją tikrai labai vertinu ir priimu, nes labai ir norėjau. Labai smagu, labai, labai džiaugiuosi, Nežinau, kad kaip čia reikės dabar susitarti ar susikontaktinti, čia Gal Asta, jūs padėkime. parašykite Astai per Messengerį kažkaip. taip, galit mane Facebook'e susirasti tada arba mano tiesiog asta.blazinskienė@gmail.com galite, nu, vat vardas taškas pavardė, gmail.com, tai galim tada susikontaktuoti ir tada susiderinti, kaip čia mums taip geriausiu būdu. Ir dvi astas nueis į pavasario filmą. Ir mes Tikrai dvi duosime Astos. kaučerio keliui grįžtamą į ryšį, kaip mums sekėsi ir ką mes veikiam. Ačiū labai. Tai ačiū visiems, kurie šiandien dalyvavo, ypatingai Asta pačiai. Ačiū už tą kitą kampą, ar ne, už tą kitą kampą nežinojimo, nes kartais mes gyvenime bijome prisipažinti, kad nežinome. Ypatingai, kai būname vadovų rolėje, mokytojų rolėje, konsultantų rolėje, kad nežinome, o tai dabar drąsiau tai sakysime garsiai, labai labai ačiū. Visus kviečiu dar 3 vakarus pabūti šitoje nuostabioje bendruomenėje. Ačiū už dalinimąsi, Asta, kaip gera su jumis būti. Ačiū labai. Ačiū Jums, kad skiriat laiką kartu pabūti. Ir iki kitų kartų.